Sraigė Melanija. Dugną rausianti sraigė. Va čia yra užsiraususi pusiau. Mano fokusas nebetraukia. O vat šičia yra mažesnė sraigutė, visa po smėliu. Jos taip įsirausia iki poros centimetrų, giliau nesu matęs. Ir kai priekinis stiklas nuvalytas, ant stiklų jos nėra. Kai priekinis stiklas yra nenuvalytas, ant stiklų jos lipa. Tai čia yra vidutinė sraigytė, dar neužaugusi. Užauga ji biškį didesnė ir jos neėda sužalotų augalų. Jos neėda, neužkabina. Jos valgo nuo augalo lapo dumblį, bet paties augalo nevalgo. O ir ten matau vieną šliaužiančią pogostemonę. Bet augalų jos neužkabina. Jos daro slieko darbą. Va čia palei stiklą matot, koks dydis. Kai kurios senos užauga iki 2,5 cm ilgio, bet tokių akvariume per startą radau 2. Įprastai tai būna va taip, centimetras taip toliau. Pačias save labai gerai reguliuoja, maisto perteklius jų daugėja, maisto mažiau jų mažėja. Kadangi šitą akvariumą šeriu gana daug, bet žuvų yra daug irgi suėda, aš neturiu jų pertekliaus. Kadangi šonų nevalau sąmoningai, tik tais dabar per startą nuvaliau ir leidžiu uždumblėti, tai jos būna, kad lipa ant kraštų. Bet jeigu jau jos lipa ne ant stiklą, o sulipa palei vandens paviršių, tai iš karto indikatorius, kad vanduo rūksta. Nu, pas manęs taip nebūna, bet yra buvę startuojant naują su soilu akvariumą. O dabar va čia jos ant lapo susilipusios, bet jos lapo negriaužia, neužkabina, tik dumblius nuo lapo. Tai mano akvariumas pirmiausiai stovi ant ostrakodo ir melanijų, jų dedu absoliučiai į visus akvariumus, kad negrūktų gruntas. Tik tais viena sąlyga. Jeigu sodinat labai smulkius augalus, tai iš pradžių nereikia melanijų dėti, nes jos išraus šaknis. O kai augalai suleidžia šaknis, jūs jas leidžiskit, jos neišraus. Tai va, čia pagrindinis mano akvariumo pagalbininkas, pats pirmas. Tada krevetės. Ne, melanijos, ostrakodos, kadangi mažos, ir tada krevetės. O tada jau galima leisti žuvis.